Sveiki gyvi, laimingi ir brangus mūsų laidos žiūrovai. Netrukus susipažinsime su tikrai to žodžio prasme ramybė dvelkiančia geradare Egle Milinauskiene, kuriai prieš daugiau nei 20 metų buvo diagnozuotas vėžys. Žinoma, jis apvertė aukštyn kojom jos gyvenimą, bet ji nepalūžo. Įvyko visiškai atvirkščiai. Pasveikusi ėmėsi labai gražios, taurios ir sudėtingos misijos – padovanoti vaikystę tiems, iš kurių likimas ją atėmė. Labadiena. Labadiena. Jūs ir esat Eglė? Taip, aš esu Eglė. Gerai. Daug girdėjau apie jūs ir jūsų labdaros fondą Mamų unijos. Pabūsit gidė? Taip, aš padėsiu jūs. Parodysiu, ką mes čia esam sukūrę kartu su žmonėmis, su daugybė žmonių. Aš irgi žmogus, man ir labai smalsus žmogus. Tai aš pasiruošęs. Oi, koks grožis! Leila. Leila? Tu irgi gyventoja šių namų? O, kokie namai be... Vaikų terapeutė. Vaikų terapeutė. Čia mes turime 11 kambarių. Apartamentų šeimos, mūsų šeimos. Čia didelis labai centras, kai su automobiliu privažiuojate, taip reikia pasistengti. Taip, mes turime visą hektarą žemės, kuriame šitas pastatas tai yra 2000 kvadratinių metrų, tai ne 200, 2000. O čia aš matau, su dviračiu paspirtuku galima važiuoti ir užtruksi vis tiek. Ką vaikai ir daro. Mes kartais, kai būna, turim labai daug darbo ir visokio nešiojimo ir kažkokie renginiai, tai mes jau galvojam, kad mums reikėtų kažkokių paspirtukų ar kažko, tai nes kartais suvaikštam. Aš esu suvaikščiojus daugiausia, tai esu suvaikščiojus 7 kilometrus. Per vieną dieną? Taip. Oho. Taip nutinka. Gerai, tai ir suprantu, kad visas pastatas yra suskirstytas tam tikrais blokais, ne? Taip, mes suskirstę, čia yra gyvenama dalis, iki pat galo. O čia gyvenama dalis? Taip, gyvenama dalis. Galima užeiti, jau duris atidarytas tarsi pasiruošęs. Mes turim laisvą kambarį, taip galite pasižiūrėti. Čia ir užkabintas, kad jis laisvas. Va taip atrodo vienas mūsų mažesnių kambariukų. Mažesnių? Taip. Mažesnių. Visa vizija ir visa intencija buvo tokia, kad aš įsivaizdavau visą laiką, kaip aš norėčiau turėti ir būti, jeigu man reikėtų čia būti. Kad galima būtų išeiti basom kojom į lauką ant žemės, kad būtų galima išeiti. Taip, mes turim sodą, jauną sodą, visai dar 2 metai tik tai. Kad vaikai galėtų išeiti, pasiskinti vaisių, galėtų išeiti, pasiskinti uogų, mes turim daržą, šiltnamį, mes turim ūkį. Taip, Leila, einam. Parodysim. Šypsena kelia, kai tokiam centre... Na taip, tai mūsų tikslas, kad šitie namai būtų kuo artimesni namams, kad vaikai nejaustų iš ligoninės atvykę, kad čia yra kažkokia tai gydymo, galėtų būti prilygti gydymo įstaigai. Šitas centras, kuriame tiek šeimos nariai, tų vaikų, kurie serga vėžiu, ar gyvena ir sergantis, ar ir jau pasveikę? Čia būna šeimos, kurių vaikai serga tarp gydymų, jie atvažiuoja, tarkim, ir lygiai taip pat, kai pasveikia. Yra toks dalykas remisija. Tai yra 5 metai, kai vaikas jį stebi medikai dar. Ir jis atvažinėja patikroms, atvažinėja, kartais ten būna tokie kažkokie trumpi gydymai, tai vėlgi, tokiu metu jie atvažiuoja, jie kartais nenori jau gultis į tą ligoninę, tai jie būna pas mus. Pritaikyta viskas yra žmonėms su negale, nes mes turim ir tokių žmonių, vaikų. Taip. Tai va. Viskas apskaičiuota. Viskas, ką jūs matote, prie ko liečiatės, viskas yra žmonių suaukota, sunešta, žinot, po vieną, kaip sakau, po kruopą. Šitie namai pastatyti be valstybės pagalbos. Tik tais privačių žmonių, ar yra bendrovės kokios nors prisijungia? Tai verslas, privatų žmonės, pasaulio lietuvių organizacijos, bendruomenės. O čia tai gerai. Turite labai daug Algio Kriščiūno paveikslų, jis irgi prisidėjo. Algis Kriščiūnas atvažiavo pas mus, apsidairė, padovanojo mums savo darbus ir po to kitą dieną atvažiavo dar su visa
glėbių paveikslų, sako, aš noriu jums čia padovanoti. Nu, tai irgi toks širdies žmogus. Čia yra svajonių virtuvė. Mes turime čia ir maisto sandėliuką. Maisto sandėliuką ir šitiek 5 šaldytuvai. Taip, visą suaukotą maistą, kurį mes gauname, mes dedam čia ir šeimos gali naudotis ir šaldytuvuose vėlgi. Rūšiuojat netgi organinės šiukšlės. Rūšiuojam. Taip, geras trąšas. Taip. Arba maistas paukščiukams. Taip, kadangi turim daržus, kadangi turim kompostinę, tai viską rūšiuojam. Tai čia yra jūsų pagrindinė salė, pagrindinė menė, Taip. kur ne stalus klojat, o spektaklius kūrėt, koncertus, arba ramiai savo skaitote knygas, ir sportuojate, ne? Vidaus krepšinis, mes aišku vaikus kartais, aš žinokit, jie kaip čia įsisiautėje, tai aš sakau, vaikai, tik nenudaužykit man lempų, neišdaužykit langų. Kiek žaislų? Vaikų rojus. Taip, vaikų rojus. Vaikų rojus, netgi telikas yra. Vai. Ir iš tikrųjų didžiąją dalį žaislų mums kiekvienais metais per Kalėdas padovanoja Čikagos lietuviai. Užsienio lietuviai irgi prisideda. Labai prisideda, užsienio lietuviai tikrai prisideda prie mūsų, prie šito pastato atsiradimo, prie šeimos namų. Mes tikrai čia didžioji jų dalis indėlio yra. Jie tai ir šitas namas, atkeliavęs irgi iš Čikagos. Iš Čikagos? Taip, iš Čikagos. Amerikietis, aš galvoju, tokio nesu matęs. Buvo ten apsilankęs, pagyvenęs. Nu taip, tai reikia, aišku, kai reikia gaminti. Palaukit, nu tikrai, aš irgi esu vaikas, žinokit, iš dalies, bent jau jisai manyje gyvena, aš tiesiog noriu šiek tiek pajausti. Tai, ko neturėjau iš ties vaikystėje. Aš mačiau filmuose tokius namukus arba mažus automobilius elektrinius, kur vairuodavo. Juk mes bandėm, žinot, iš ko gaminti namelius, iš dėžių, iš kartoninių dėžių. Arba iš fotelio dalių, užklojant šitą pledais. Oi, kaip faina. Galit pagelbėti eglę? Nes tikėjau, kad man jūsų pagalbos reikės. Ačiū. Nuostabi salė. Čia galima tiek daug veiklos visokiausių. Taip, mes norėjom žinot, kad tai nebūtų užspausta, kad tai nebūtų, nes vaikai ligoninėje praleidžia daug laiko ir tos palatos, mažutės palatos, kur nėra erdvės, taip. Žudantis dalykas. Kažkur telefonas skamba tenais. Yra kažkokios patalpos? Taip, ten yra reabilitacija. Reabilitacija. Aha. Nekelia ragelį turbūt reabilituoja, pamiršai išimti telefoną, gerai netrukdoma, ne? Reabilitacija ten masažai. Masažai, kineziterapija, logopedas, ergoterapija, psichologas ir baseinas. Taip. Oho. Ir baseinas. Ir baseinas. Tai čia yra 5 žvaigždučių viešbutis, net to neturi. Tiek visko. Įsivaizduokit, kaip tai svarbu ir kaip tai reikalinga. Kad mes galim būti pavyzdys. Žinot, šito projekto tokio, aš tikrai galiu didžiuoti ir didžiuojuosi labai, nes tokio projekto nėra Pabaltijoje šalyse ir nėra Europoje. Egle, ačiū labai už ekskursiją šitų milžiniškų namų ir man toks jausmas, kad jie vakar įkurti. Kiek metų va šitam centrui? Mums jau dabar 4 bus metai ir mes įsikėlėm per pačią... 20 metais tai čia? Taip, per pačią pirmąją COVID dieną. Mes, kai miestas užsidarė, mes tada prisikrovėm sunkvežimius, dėžių, daiktų ir važiavom čia išsikrauti. Nuo kogi viskas prasidėjo? Kada tai prasidėjo? Visa šita altruistinė, graži, sunki ir skausminga netgi misija. Aš dabar jau, žinoma, grįžiotis atgal aš labai nemėgstu, nes mūsų laukia labai ateityje daug darbų. Bet įdomu suprasti jūsų patirtį. Buvo momentai, kad taip atrodė labai sunku, bet iš tikrųjų tai ta patirtis taip užaugino mus visus. Tai čia yra tokia dovana. Taip, buvo visokių tų momentų. O pati pradžia turbūt buvo tai nuo mano pačios ligos. Aš pati praėjau onkologinės ligos kelią. Prieš kiek laiko? Jau dabar daug metų, žinokit, 24, skaičiuoju 24 metai. Ir tai turbūt buvo didžiausia dovana mano gyvenime, neskaitant dukros gimimo. Čia buvo mano didžiausias spyris savo pačiai ir turbūt ir ne tik tai savo pačiai.
įsispyriau ir įspyrė ir man, kad ką aš darau čia su savo gyvenimu. Bet jūsgi galėjot toliau, pasveikote, auginote dukrą, dirbat savo darbą ir to užtenka. Darot gerus darbus, bet tokiu mastu. Jūs sugalvojate palikti pas savęs ir sukūrėt tokį centrą, kuris, kaip jūs sakėt, Baltijos šalyse, Europoje, kaip pavyzdys esate. Aš sakau, kad aš leidau vykti tam, kas ėjo per mane, kas ėjo per mane. Aš kaip laidininkas esu tiesiog. Čiagi viskas yra. Pinigai yra energija. Viskas yra energija. Tai tas, kas ėjo per mane, aš tiesiog leidau, priėmiau tai. Ir viskas vyko. Jeigu manęs nebūtų, tai neliktų, kokią išliekamą vertę aš sukūriau. Tai labai norėjusi, kad tai ir atsirastų. Kaip atrodo tas kiaušinis, sakykim taip? Aš kitose šalyse mačiau, kad pasaulyje yra tokie Ronaldo McDonaldo namai, kur šeimos apsistoja. Aš labai norėjusi, žinot, kadangi aš lankiau tuos vaikus ligoninėje, aš aiškiai supratau, ko labai reikia, nes valstybė suteikia gydymą, Leila, valstybė suteikia gydymą, puikiai gydo, bet, žinot, žmogui reikia labai paprasto buvimo šalia. Dėmesio reikia, apkabinimo reikia, išklausimo reikia. Žinot, kartais tenka pabūti tomis ausimis, bet viskas nuo to ir prasidėjo. Atjausti reikia. Nes tai yra viena sudedamųjų gyjimo, sveikimo dalių. Labai svarbu, kad šeima būtų kartu, kai vaikas sveiksta. Nes, žinot, vaikai, ypač maži, jie bendrauja neverbališkai. Jie puikiai jaučia mamos, tėčio, kitų šeimos narių būsenas, tas emocijas. Ir jeigu, tarkim, mama arba tėtis yra emociniai duobėjai, jeigu jis jaučiasi blogai, tai vaikas viską padarys, visus resursus atiduos tam, kad padėtų mamai ir tėčiui gerai jaustis. Taip nutinka, tada jis nebeturi resursus veikti. Kas mums labai svarbu, mano darbė irgi, kad padėti visai šeimai. Mes nebekalbam apie vieną vaiką kaip apie vienetą, mes kalbam apie visą šeimą. Prieš šitą centrą buvo kitas centras? Nebuvo centro kitas. Buvo tiesiog fondas? Taip, tiesiog mes turėjom išsinuomavę mažą kabinetuką su kiaurais langais ir ten tiesiog dirbom. Iš tikrųjų, šita pati pirminė idėja, galbūt tokia vizija atsirado man antraisiais mūsų gyvavimo metais. Ir labai įdomi, iš tikrųjų, ta idėja man dar pametėjo. Tuo metu sirgo berniukas, 5 metų berniukas, kurią mes rinkom gydymui kitoj šalis, užsienio šaly lėšas. Ir vaikas neišgyveno. Ir tos lėšos liko mūsų fonde ir aš paklausiau tėvų, sakau, čiagi jūsų draugų, artimųjų, giminių ten suaukoti tie pinigėliai, ką mums dabar daryti su tais pinigais. Ir mama ir tėtis tada berniuko sako, žinai, mes iškeliavom, ten buvo mišri šeima. Jisai buvo škotas, jinai lietuvė ir vaikas iškeliavo kitoj šaly ir panašiuose, kaip aš minėjau, tos Ronald McDonald namuose, ten, kur vaikai gali apsistoti, pagyventi. Tas berniukas iškeliavo tuose namuose, žinai, ir tėvai sako, jeigu kada nors atsirastų tokia galimybė, ką nors pradėti Lietuvoje panašaus daryti, sako, tai tegul tai būna mūsų pirmas įnašas, šitas įnašas. Ir ta mintis man ir taip aš jos jau nebepaleidau. Jinai ne vien tik tai užvedė, bet ir savotiškai pareigoja jūs. Jūs buvot jau tam kelyje ir čia atsirado visas galutinės aplinkybės. Taip, aš tiesiog ir kitaip kažkaip negalėjau, nes ten tikrai buvo labai ženkli suma, tada dar buvo litais ir aš labai puikiai atsimenu tą sumą. Tai buvo 108 000 litų, tai buvo tikrai mums buvo be galo didelė pinigų suma. Ir aišku, nebuvo lengva dėl to, kad mes nieko neturėjom, ką parodyti. Viskas buvo tik ant popieriaus, tik piešiniuose, brėžiniuose ir nieko daugiau. Ir žmonėms buvo labai sunku patikėti kitiem, kad tai iš vis gali padaryti labdaros organizacija, be jokio valstybės prisidėjimo. Tai kai kas tai tiesiog sukioja man pirštą prie smilkinio, sakė, neįmanoma taip to padaryti, nepadarysi, čia reikalingi dideli pinigai, žinios. Manau, daug kas sukioja pirštu, taip, su daug sunkumų ir
nemalonumų susidūrėt šitam kelyje, bet kalbant apie tikruosius sunkumus, čiagi ne statybose yra tas tiek džiaugsmas, tiek didysis skausmas. Čia ateina ir dėja ne visi išeina. Tiesa? Gali taip būti? Taip. Tai vat iš jūsų nepasakysi. Jūs labai pozityvi, daug mačiusi, bet vis tiek išliekate šviesoje. Tai kaip taip, iš kur ta stiprybė? Iš vaikų stiprybė. Ir iš tikrųjų tai per tą laiką, žinot, išmokau turbūt, visko buvo aišku. Tikrai buvo pirmais metais, kai aš lūžinėjau, trukinėjau ir nebuvo ten tiek daug to džiaugsmo. Turbūt blogiausia, ką dariau, tai kai savinausi svetimus gyvenimus. Tada, kada aš supratau, kad vaiko liga ir bet koks nutikimas, ar jisai pasveiks, ar jisai išeis, ar jisai kas be nutiktų, aš galiu būti tik tai ta atrama, ta atjauta, ta parama, bet jokių būdų negaliu savintis jų gyvenimo, jų patirties, ko jie atėjo į šitą pasaulį. Tai tiesiog, kai aš supratau šitą, tai viskas pasikeitė. Šitą pastatą statant, pavyzdžiui, negi taip sklandžiai ir statyba bendroja puikiai, ir lėšos greit atėjo, ir čia nieko nesulūžo, ir nieko neprakiūro, nesubirėjo. Viskas taip sklandžiai, Dievas jūsų angelai saugo. Ne, nebuvo, visko buvo. Atidarimo dieną, prieš vieną parą prieš atidarimą, trūko baseinas sklendė, visas baseinas subėgo į rūsį. Kokio dydžio baseinas, kiek litrų? O Dieve, ten, baseinas, supratau, ne namuose baseinas. Supratau. Baseinas, ne džakuzi. Ne džakuzi, tikrai ne, baseinas. Jūs rūsį dar turite po baseinų ir viskas sutekėjo? Taip, ir ten aišku buvo dalis paramos, kurią užsiėmė vėlgi, tai ir sauskelnės, ką mes ten saugam. Žodžiu. Šiuo atveju sauskelnės turėjo padėti. Taip, jos mums padėjo sugėti daug vandens. Dramatiška istorija, bet ačiū sauskelnėm, kad jos... Taip, ačiū sauskelnėm ir ačiū Gedimino štabo batalionui, nes tada jie mus labai išgelbėjo. Subėgo visi, kas galėjo, kas turėjo laiko. Ir tikrai... Subėgo visi, čia karinis padalinys šalia jūsų. Visiškai šalia mes turim Gedimino štabo batalioną, su kuriuo mes jau daug, tiek metų ir draugavom, kiek esam čionais. Ir jie, vyrai, subėgo ir mums padėjo viską išsisemti. Taip, ir čia ta pagalba buvo dar ne kartą, dėl to, kad mūsų ir užsnigo, kur buvo sniego iki čia ir mes čia nepravažiavom ir nepraėjom. Tai vėlgi jie mus atkasinėjo, stogą nukasinėjo. Čia, žinokit, buvo tos sniego kalnai, mes taip atsisėsdavom per pietų pertrauką ir žiūrėdom kaip į kokius Uralo kalnus ar kokius Everestus. Žinot, mes sakau, tas situacijos, kaip tu jas spręsi, kaip tu ją pasižiūrėsi, nes jeigu sukrisi į tą bėdą, vargą, Dieve, kas čia nutiko, kaip čia dabar bus, kaip čia nebeišgyvensi, tai taip ir bus. Žaviuosi aš jumis, jūsų istorija, jūsų mamų unija, jums ilgų, gražių metų skleisti ir plėsti šį judėjimą. Ačiū. Ir ne vien Lietuvoje. Ačiū. Ačiū jums. Ačiū. Jausmas, kad Eglė padeda kitiems, taip tarsi nuo to priklausytų jos pačios gyvenimas. Įkvepiantis ir nuostabus pavyzdys. Tad tausokime, mylėkime ir padėkime vieni kitiems ir pasaulis taps nuostabus ir dėkokime. O mes pasimatysime kitą šeštadienį 9:30 per TV3.